Tai kiek man duosi už ton trobekį? Eik, tu dėdai pas savo Šimonytę, tu jos klaus, supranti, politinio ugdymo. Ką sugalvoja šitą išprotėjusių vyriausybę? Su Mindaugu Linge praeitą savaitę biudžeto ir finansų komitete pateikė pasiūlymą. Tai bus pirmą kartą pasaulio istorijai, kad Lietuva galės taikyti dvigubą nekilnojamo turto mokestį. Tai va, vienas mokestis bus, kur dabar mokama tų žemės mokestį, ką čia mes turim. Ir antras dalykas, jie dabar siūlo apmokestinti šitas trobas. Tai mokestis bus nuo 0,4 iki 4%. Ir tą mokestį nustatys savivaldybės. Tai dabar įsivaizduokit šitą va, kosmonautų vyriausybę, ko tikrai niekur nerasit pasaulyje. Nu, bent jau aš kiek pražiūrėjau Europai, tai ne vienoje valstybėje neradau. Kad jeigu jūsų troba, šita vertės yra 100 000, žemės sklypas dar kaip pavyzdys tenais, 2000, arba bendroji sumoji paimki, kad tai 100 000 kainuoja, tai daugiausiai mokestį gali nustatyti 4. Ir už namą, ir už žemę. Tai jeigu šita troba tavo senė vertė yra 100 000, tai reiškia 8 000 mokėsim nekilnojamo turto mokestį. Būk pasveikinti Šventoji Marijos žemė ir jos vadovė Šimonytė. Mėly gyventojai, pareimkite dar kartą, pradėkite domėtis, kas Seime ir kokie teisės aktai yra priiminėjami, kad realiai suvoktumėte, kad eina tiesioginis mūsų valdžios genocidas mūsų rajonų, mūsų regionų ir mūsų žmonių.